Sveiki! Šio epizodo tema – kaip paleisti emocijas. Tai labai dažnai girdime, kad žmonės sako, paleiskite savo emocijas, išjauskite savo emocijas. Tačiau ką iš tikrųjų tai reiškia ir kaip paleisti tas emocijas? Ką daryti su viduje kunkuliuojančiu pykčiu, su nerimu, o galbūt netgi džiaugsmu, dėl kurio jūs negalite susikaupti, kuris trykšta per kraštus, nes įvairios emocijos gali kauptis viduje, ne tik neigiamos. Žinoma, teigiamos dažniausiai netrukdo ir retas žmogus deda daug darbo tam, kad atsikratyti tų teigiamų emocijų, nes jos labiau džiugina. Bet net ir teigiamos emocijos kartais neleidžia nurimti. Šis epizodas nebus skirtas kažkokiai konkrečiai emocijai ar pykčiui, ar džiaugsmui, ar liūdesiui, bet bendrai emocijoms ir kaip jas paleisti. Tai pirmiausia, pakalbėkime apie emocijas ir apie jų užspaudimą. Dažnai girdime, kad nereikėtų užspausti emocijų, reikėtų jas išleisti į išorę, bet jų užspausti iš tikrųjų yra neįmanoma. Ir tuoj papasakosiu, kodėl. Emocijos yra kaip vanduo, net ir astrologijoje, o aš esu astrologė, tai man sunku kartais nekalbėti apie astrologiją. Tai net ir astrologijoje emocijos yra vandens elementas. Tai įsivaizduokite, kaip galėtumėte užspausti vandenį. Ugnį užspausti galite, tiesiog, tarkim, užmetate žemės ant ugnies, bam, ir jos nebėra, užgeso ugnis. Bet kaip užspausti vandenį? Vandenį galima galbūt sugerti, bet užspausti, niekada. Tai jeigu, pavyzdžiui, vanduo bus podelyje ir pradėsite į podelį leisti, tarkim, kažkokį tai grūstuvą arba kažkokį tai daiktą, tai tas vanduo tiesiog ištekės, ištrykš. Tai kažkokio užspaudimo padaryti nepavyks. Ir galbūt man nepritarsite ir sakysite, kaip jaugi neįmanoma užspausti, aš tiek daug jaučiu viduje, ar tai pykčio, ar liūdesio, ir aš niekada jo neišreiškiu, argi tai ne užspaudimas? Manau, ne. Jeigu jums iš tiesų pavyktų užspausti emocijas, jūs jų nebejaustumėte. Bet jeigu toliau jaučiate tas emocijas, tai jos nėra užspaustos, jūs toliau tęsiate tą jautimą, tiesiog, kad ne išoriškai galbūt, bet savo viduje. Žinoma, tam tikrų labai sudėtingų, baisių traumų atvejais arba, sudėtingų įvykių atvejais gali būti, kad žmogui yra taip blogai ir taip tokia didelė trauma įvyksta, kad žmogus nieko nebejaučia, atsiranda apatija. Tai čia jau yra visai kita tema, bet šiandien kalbam apie tokias kasdienės emocijas, paprastas emocijas ir nebūtinai apie kažkokias tai didelės sudėtingas traumas arba kažkokį tai šoką. Tai grįžtant prie to, ką sakiau, jeigu jūs jaučiate toliau emociją, tai nereiškia, kad jūs ją užspaudėte. Gali būti taip pat, kad jums pavyks paleisti emociją, bet nebūtinai sveikais būdais, tai gali būti daroma ir toksiškais, nesveikais būdais, o šiandien kalbėsime, šiek tiek vėliau, kaip paleisti sveikais būdais savo emocijas. Kokie galėtų būti toksiški arba nesveiki būdai paleisti emocijas? Tai galėtų būti rūkymas, tai galėtų būti persivalgymas, nes emociją labai svarbu yra visada paleisti per veiksmą. Ir emocija, jinai negali būti paleidžiama vien per galvojimą apie ją, vien per tęsimą tos emocijos, tolimesnį jautimą tos emocijos. Emocija visada turi būti paleista per veiksmą ir kūnas visada reikalauja to paleidimo per veiksmą.
Tai kartais gali būti, kad galvosite, na va, man čia nieko jau nebėra, nieko nejaučiu, bet noriu eiti parūkyti. Tai vat tas noriu eiti parūkyti ir yra išleidimas tos emocijos tiesiog netokiu sveiku būdu. Na, o net jeigu jūs nerūkote arba nepersivalgote, vis tiek visada kūnas bando kažkaip tai išmesti tą emociją. Tai gali pradėti prakaituoti delnai, gali pradėti, sparčiau plakti širdis. Vis tiek kažkoks veiksmas, kažkoks suintensyvėjimas energijos vyksta kūne. Labai svarbu emocijas paleisti sveiku būdu, sąmoningai, nes to nedarant gali atsirasti netgi, žinoma, jeigu nuolat jaučiamos kažkokios intensyvios emocijos ir jos nepaleidžiamos sveikai, tai gali kartais net iš to susidaryti ir kažkokie tai fiziniai sutrikimai. Įsivaizduokite, jeigu nuolat jums širdis plaka, pavyzdžiui, iš baimės, arba, tenai dar kažkokie tai fiziniai pojūčiai, tai gali vėliau ir kažkokią tai ligą pereiti. Lygiai taip pat, nėra sveika nei rūkyti, nei gerti, nei persivalgyti. Tačiau jeigu mes nežinome, kaip sąmoningai paleisti tas emocijas, mes toliau darome tuos dalykus, nes, nežinome geresnio būdo ir taip žalojame save. Taigi dabar pakalbėkime, kaipgi sveikai paleisti tas emocijas. Tai pirmas žingsnis yra identifikuoti emociją. Kas tai yra? Pajutote, plaka širdis, pajutote, prakaituoja delnai, tiesiog kažkokios mintis pradėjo eiti galvą. Kas tai yra? Ar tai yra pyktis, ar tai yra džiaugsmas, ar tai yra liūdesys, ar tai yra kažkokia kita emocija? Žinau, kad gal neskamba tai kaip svarbus žingsnis, bet, mūsų smegenims taip yra paprasčiau suvokti informaciją, todėl reikėtų identifikuoti. Aha, aš dabar pykstu, arba aš dabar liūdžiu, aš dabar džiaugiuosi. Tačiau kartais nėra lengva identifikuoti tą emociją. Galite jausti, čia kažkoks nerimas sumaišytas su džiaugsmu, čia kažkaip gal jaudinuosi, bet tuo pačiu metu ir kažkoks liūdesys, kas čia per emocija? Gali tikrai būti toksai, pasimetimas, nes ne visada būna aišku, kokia tai yra emocija ir ką dabar daryti tokiais atvejais. Tai jei sunku identifikuoti emociją, galite pasinaudoti emocijų ratu. Tai prieš įrašant šį epizodą galvojau galbūt įdėti paveikslėlį to emocijų rato, bet nežinau kaip ten su autorių teisėmis ir paskui pabijojau, kad galbūt nebūtų problemų tiesiog su šiuo įrašu. Tai nusprendžiau vis dėlto nekelti to paveikslėlio, bet pasakysiu, kaip susirasti tą emocijų ratą. Tai padaryti labai paprasta, tiesiog nueikite į Google paiešką ir įveskite emocijų ratas ir nueikite į paveikslėlius. Ir ten išmes įvairiausių emocijų ratų. Tai pirmas paveikslėlis, kuris man, pirmas tiesiog pasirodė, tai emocijų ratas šeimos terapijos centro puslapyje. Tai jisai toksai, man pasirodė labai geras. Tai tiesiog atsidarykite tą emocijų ratą, paveikslėlį ir bandykite, perskaityti tas emocijas ir surasti, kuri jums tinka labiausiai. Siūlau net įsisaugoti galbūt telefone tą emocijų ratą, nes ir jį naudoti ne tik situacijose, kai norite paleisti emociją, bet ir šiaip tokį kaip pratimą, galbūt net kasdienybėje naudoti, kai pajaučiate kažką, pagalvoti, kokia čia emocija, nes, mūsų mokykloje, bent jau mano kartos mokykloje, niekas nemokė identifikuoti emocijų, kas tai yra. Ir, mums tikrai trūksta tos tokios praktikos, edukacijos, emocijų atpažinime. Ko gero, kiekvienas žino, kas yra būti laimingam, liūdnam, piktam, jausti baimę, tokias pagrindinės emocijas, bet
tų emocijų yra labai labai daug, tai nėra tik tai 4 ar 5 emocijos. Ir vat kai jos yra šiek tiek sudėtingesnės, labiau komplikuotos, pasidaro sudėtinga jas įvardinti. Todėl aš labai siūlyčiau tokį pratimą, kad tiesiog išsisaugokite tą emocijų ratą ir kai pajaučiate kažką savo kūne, kad tai kažkokia emocija kyla, pabandykite nueiti į tą ratą ir identifikuoti, kokia tai gali būti emocija. Ir taip, išlavinsite tą tokį gilesnį emocijų suvokimą ir, bus tiesiog lengviau suprasti, identifikuoti tiek savo pačių, tiek kitų žmonių emocijas. Tai pirmas žingsnis – identifikuoti emociją. Antras žingsnis – emocijos paleidimas per veiksmą. Ir, sveikam emocijų paleidimui realiai egzistuoja tik tie 2 žingsniai – identifikuoti ir paleisti per veiksmą. Dabar, kaip paleisti sveikų būdų per veiksmą? Tai gali būti pačių įvairiausių veiksmų pavyzdžių. Tai dabar duosiu keletą. Tai pavyzdžiui, jeigu emocija yra susijusi su stresu, galite kratyti rankas, tiesiog taip abi rankas stipriai kratyti, kaip pavyzdžiui, tarkim, kai nusiplaunate rankas ir norite nupurtyti vandenį nuo jų, tiesiog kad žymiai stipriau. Ir galite tą veiksmą daryti tol, kol ta emocija aprims. Arba jeigu, tarkim, jaučiate sudirgusi arba sudirgęs, galite apsikabinti save, palinguoti šiek tiek. Jeigu jaučiate, tarkim, irzlumą, galite, kaip pavyzdys, mušti kumščiu į krūtinę, aišku, nesužeisti savęs, bet, taip ritmiškai kažkaip, kaip jums atrodo geriausia. Jeigu, tarkim, širdgėlą jaučiate, tai tiesiog švelniai save apsikabinti, galbūt paglostyti. Jeigu jaučiate gėdą arba frustraciją, tai galite išrašyti, tai pasimti popieriaus lapą ir tiesiog rašyti savo mintis, emocijas, nes rašymas taip pat yra veiksmas. Tai žinoma, kiekvienas gali pasirinkti tą veiksmą vis kitokį, kuris atitinka labiausiai tą žmogų. Vieniems gal tenai trepsėti su koja, kitiems gal eiti pabėgioti, pasivaikščioti, pasportuoti. Bet, turite nusistatyti, koks tai bus veiksmas prieš kylant tai emocijai, nes žinoma, kai ji sukils, galbūt nepagalvosite, nebus tinkamas metas galvoti, ką čia reikėtų daryti. Tai nusistatykite galbūt prieš tokiom pagrindiniam emocijom, ten pykčiui, baimei, laimei, liūdesiui, ką darytumėte. Ir aišku, viskas dar labai priklauso nuo situacijos, nes jeigu esate kažkokioje viešoje vietoje ar tai darbe, nebūtinai jūs galėsite ten atsistoti ir kratyti tas rankas, tai pasirinkite kažkokį tai būdą, kuris būtų mažiau matomas. Tai yra, tai ar tai rašyti ant popieriaus lapo, ar ten tyliai koją trepsėti, ar kažkokį tai kitą veiksmą daryti. Bet visada turite kažkaip paleisti tą emociją. Jeigu tai yra stipresnė emocija, galbūt reikės daugiau to veiksmo arba stipresnio to veiksmo. Nes kartais tai būna, kyla emocija, bet mes su ja nieko nedarome ir galvojame, praeis, ir tarsi kaip ir trumpam praeina, bet paskui vėl kažkas iškyla gyvenime panašaus, kas sukelia panašią emociją, tik tada reaguojame dar stipriau. Tai kai reaguojame dar stipriau, tai vadinasi prieš tai ta emocija buvo, dažnu atveju netinkamai paleista ar nepaleista. Todėl nenumokite ranką, kad čia tingiu, gal dabar daryti, kažkaip papyksiu, čia praeis, arba ten kažko užvalgysiu, gal praeis. Pasistengkite aktyviau imtis iniciatyvos, kad paleisti tas emocijas sveikų būdu, nes net jeigu jūs ir nenorite jų paleisti, vis tiek jūsų kūnas bandys. Sakau, ar tai delnai prakaituos, ar tai širdis smarkiau plaks, ar tai ašaros kaupsis, vis tiek kažkoks toksai veiksmas natūraliai kils iš kūno.
tai geriau jį padaryti tokį sveikesnį, palankesnį mums. Tai va, tai tokie labai du paprasti žingsniai - identifikuoti emociją ir antras yra paleisti per sveiką veiksmą. Bet noriu dar apie kai ką pakalbėti apie emocijas, nes yra tikrai nemažai žmonių, kurie dažnai supyksta, arba dažnai jaučia baimę, arba dažnai jaučia liūdesį, ar kažkokią tai kitą emociją. Tai kai ta pati emocija kartojasi labai dažnai, reiktų pagalvoti ne tik apie veiksmą, kaip ją paleisti ir ten nuolat paleidinėti, bet tokiais atvejais jau reikėtų pasigilinti, kodėl kyla ta emocija. Ir galbūt vien ją paleidinėti neužtenka, galbūt yra kažkokia gilesnė priežastis, nes natūralu kartais jausti pyktį, kartais jausti baimę, liūdesį, kartais būti laimingam, nustebusiam ir panašiai. Bet jeigu nuolat jaučiate pyktį, nuolat jaučiate liūdesį, baimę, tai jau vien tik paprastas emocijų paleidimas nėra tai, ką turėtumėte susitelkti. Turėtumėte ieškoti tos esminės priežasties. Emocijos visada kyla iš minčių, bet klausimas yra, ar tos mintys yra teisingos, nes mintys formuojasi iš patirčių ir įsitikinimų. Tai jeigu turime kažkokius tai neigiamus arba mums kenkiančius įsitikinimus, tai jie formuoja mūsų mintis, o mintis sukuria emocijas. Tai tokiais atvejais, kai dažnai kartojasi viena emocija, ypatingai jeigu tai yra neigiama emocija, reikėtų ieškoti priežasčių, kodėl taip yra įsitikinimuose. Tam, kad būtų paprasčiau suvokti, duosiu pavyzdį. Tarkim, moteris, jos įsitikinimas yra, kad dažnos didelės dovanos yra vyro meilės rodiklis. Tai reiškia, kad jeigu jisai dažnai dovanoja ir dovanoja didelės dovanas, tai reiškia, kad vyras myli moterį. Tai būtų tos moters įsitikinimas. Tai kokios kyla mintis iš tokio įsitikinimo? Tikiuosi, kad jis man padovanos žiedą, gal padovanos didelę gėlių puokštę. Norėčiau, kad jisai man kiekvieną mėnesį padovanotų, galbūt vakarienę. Tai, kils įvairiausios mintis. Dabar kaip iš tų minčių kyla emocijos? Įsivaizduokim, kad vyras galbūt išreiškia savo meilę kitais būdais, apkabinimais, kažkokiais tai darbais, pagalba, tiesiog kitomis meilės kalbomis. Tačiau jis, nėra linkęs dovanoti didelių dovanų, ar, dažnai to daryti. Ir pas tokią moterį kils emocija, tai gali būti pyktis, tai gali būti širdgėla, tai gali būti vienišumo jausmas, tiesiog jai skaudės, nes, vyras nedovanoja didelių dovanų ir nedaro to dažnai. Tai jinai iš karto galvos, tai jisai to nedaro, tai man kyla tos emocijos, tačiau iš ko kyla tos emocijos ir tos mintis? Iš jos įsitikinimo, kad vyras, kuris myli moterį, dovanoja dovanas ir daro tai dažnai. Taigi taip įsitikinimai sukuria mūsų emocijas. Žinoma, kartais nuolat pasikartojančios neigiamos emocijos yra tiesiog indikacija, kad reikia kažką rimtai keisti gyvenime. Pakalbėjome apie tai, kaip paleisti emocijas, kodėl svarbu gilintis į jas, kaip įsitikinimai sukuria emocijas. Tai tuo norėčiau ir užbaigti šį epizodą, tačiau dar pabaigoje šiek tiek pakalbėsiu apie bendrą informaciją tiems žmonėms, kurie, nuolat seka mano turinį, kurie domisi mano veikla arba mano paslaugomis, nes, turiu tikrai tokių naujienų nemažų ir ką pasakyti. Iš pradžių galvojau daryti gal atskirą video, bet galiausiai nutariau, kad prijungsiu prie šio epizodo.
Tai tiesiog tiem žmonėm, kurie nesidomi mano tiesiog veikla ar turiniu ir šiaip atėjo paklausyti apie emocijas, tai galite išjungti. O mano ištikimesniems sekėjams siūlau paklausyti iki galo. Tai galbūt pastebėjote pastaruoju metu, kad aš labai pradėjau keisti savo turinį ir labai jisai toksai nestabilus. Tai aš reelsus darau, tai vienokius video, tai kitokius, tai nustoju tos reelsus daryti, tai ten apie jaunatį, tai apie kortas. Žodžiu, tokia šiek tiek mišrainė mano socialiniuose tinkluose darosi. Tai šiuo metu aš einu per savo Saturno grįžimą, tai tie, kas domisi astrologija, puikiai žino, kad tai yra metas išsigryninti tai, kas tikra yra gyvenime, tai, kas iš tikrųjų neša džiaugsmą, tai, kas iš tikrųjų yra realu. Ir dėl to aš taip kaitalioju pastaruoju metu, nes aš vis bandžiau atrasti, tai kas yra mano. Tai aš vis dėlto supratau, kad aš nesu socialinių tinklų žmogus ir kad ir kaip norėčiau aš ten kelti ar storius, ar pastoviai kurti turinį, kelti video, tai nėra veikla, kuri man yra maloni, kuri teiktų man pasitenkinimą širdyje. Aš tai darau dėl to, nes tiesiog tai yra mano būdas pasiekti žmonės, nes jeigu nedarysiu jokių video, jokių įrašų, jokių reelsų, nieko, tai tiesiog žmonės nežinos apie mane, ir tada labai sudėtinga pasiekti klientus, bet tai, ką aš iš tikrųjų myliu daryti, tai yra mano darbas, tai yra, šiuo metu užsiemu pagrinde tokiam 2-3 paslaugomis, tai yra astrologinė metų apžvalga ir runų arba orakulo kortų skaitimais. Tai yra tos paslaugos, kurias aš teikiu šiuo metu. Ir tai yra dalykai, kuriuos aš iš tikrųjų myliu daryti. O tie visi reelsai, ten įrašai, aišku, kartais pasitaiko, kad man užeina nuotaika, kur tikrai norisi pasidalinti. Bet dažnu atveju tai nėra kažkas, kas man tikrai aistrą viduje keltų. Tai aš kažkaip nusprendžiau, kad aš tęsiu tinklalaidžių kūrimą, bet bent jau kurį laiką, kol nejausiu kažkokio tokio vidinio impulso, aš nebedarysiu ten reelsų arba kažkokių kitokių video, tik tinklalaidės pasiliksiu. Ir nežinau, kaip dažnai jas kelsiu, nes nenoriu įsipareigoti daryti jų kiekvieną mėnesį ir, pavyzdžiui, galbūt aš neturėsiu jokios idėjos kitą mėnesį ir nenoriu daryti tam, kad tiesiog kažką tai padaryti. Tai planuoju kelti tas tinklalaidės tada, kai iš tikrųjų turėsiu ką pasakyti ir kai norėsiu kažko tai pasidalinti iš tikrųjų. Tai bet žinoma, kaip pasekmė sumažėjusio turinio, automatiškai manęs bus mažiau socialinėje erdvėje, todėl mažiau žmonės apie mane žinos, todėl aš labai nuoširdžiai prašau jūsų, tų, kuriems iš tikrųjų įdomus mano turinys, kuriems patinka mano veikla ar paslaugos, kurias teikiu, pasidalinkite mano ar šią tinklalaidę ar kitomis ar kažkokiu tai turiniu, kurį prieš tai kūriau, nes tai tikrai man labai padeda pasiekti daugiau žmonių. Kitas dalykas, tai prieš tai buvau sukūrusi 2 online seminarus, vienas buvo pavadinimu pažintis su astrologija, o kitas seminaras buvo apie zodiako ženklus ir jie visada buvo mokami. Žinių aš turiu tikrai daug ir manau galėčiau tikrai nemažai padaryti seminarų ar netgi ir knygutę kokią vieną kitą parašyti, bet tiesiog jaučiu, kad tai yra ne mano arkliukas ir nejaučiu iš to didelės aistros, todėl nusprendžiau padaryti tuos seminarus, kuriuos jau sukūriau nemokamus. Tai kviečiu labai tiem, kam įdomu, tiesiog mano kanale paieškoti šių seminarų, tai pažintis su astrologija ir zodiako ženklai.
Na ir kitas dalykas tai pavadinimas, tavo potencialas. Pastaruoju laikotarpiu pradėjau jausti, kad aš pradėjau netilpti į tą pavadinimą, nes jis labai susijęs su karjeros potencialu, su dvasiniu potencialu, bet kažkaip atrodo, kad tas pavadinimas mane riboja, nes galbūt ateityje dar kažkokių veiklų prijungsiu prie to, ką jau darau ir jom gali netikti tas pavadinimas. Ir aš tiesiog nutariau pakeisti pavadinimą tiesiog į savo vardą, į savo pavardę. Kurį laiką, ko gero, tą prierašą, tavo potencialas aš laikysiu tam, kad tiesiog žmonės nepasimestų, kur dingo tas tavo potencialas. Bet planuoju vis dėlto panaikinti aš tą pavadinimą ir pasilikti savo vardą pavardę. Beje, prieš tai veikia ir mano puslapis tavopotencialas.lt ir kurį laiką jis buvo uždarytas, neveikia. Tai dabar noriu pasakyti, kad vėl turiu savo puslapį, kur galite rasti informaciją apie mane, mano paslaugas, tik jis jau bus kitu pavadinimu, tai nuorodą rasite šio įrašo aprašyme apačioje, jeigu įdomu, tai labai kviečiu jūs užsukti. Tik dar kartą noriu pasakyti, kad esu labai dėkinga kiekvienam žmogui, kuris paspaudžia širdelės, paspaudžia laiką skirtingose platformose, pakomentuoja, net jeigu kartais, būna žmonės neturi ką pakomentuoti, tai tiesiog širdelę parašo ar kažką tai kito. Visa tai man padeda pasiekti daugiau žmonių ir aš už bet kokį komentarą, už bet kokį laiką, pasidalinimą visada esu labai dėkinga. Tai noriu labai tiesiog nuoširdžiai padėkoti tiem, kurie jau ilgą laiką mane sekate. Ačiū Jums labai už Jūsų dėmesį, už Jūsų laiką ir ačiū labai tiem, kurie kažką gražaus padaro man, tai sakau, ar tai pakomentuoja, ar kažką tai kito. Tai va, tai tiek šį kartą ir iki kitų susitikimų.